Nu ką, balkis nupjauts, viskas realiai yra paruošta, dabar turim visą radiką atitraukti nuo variklę. Nes jeigu kursim taip, kaip dabar yra, baigsis negerai, labai negerai. Pažiūrėti reikia. Ai, beje, sveiki, gyvi. Vėl spaust radiks. Kas geresnė? Viskas gerai, ne? Gerai. Bet pavandau nebėgti. Matai, nepėlėm. O. Tavai. O. Piliat, palik. Matėm pasmatį, pilna. Ventilatorius. Tvirtinam diržas, jau toks pavargęs čia. Nes musė dabiški kūrenas, kai atsitrenkė, ne? Į nusigrandė kraštai. Nieko čia nėra, vis gerai. Nu kaip ir dabar saugų kūrimai. Solę turim. Saugų. Nu į ką, da, tepaliukais pažiūrima yra. Tai jau žiūrėjom, bet galim da pažiūrėti dėl hebros, na žinot. Su jumis... Sakys, nekeičiam Su tepalą. jumis hebra, tai žinai, ne, pažiūrėt, tą tepalą yra. Parodyk, čia da šviežus, kvėp benzė. Šiaip palį viską tepalą reiktų pasikeisti. Bet kad čia užkursim keliom minutėm, žinokit, nieko nebus. Nieko nebus, supratot? Nedarbo dieną šiandien reikia. Ja, da plius šiandien sekmadienis, tepaliuką netrim. Edis pajungia akumuliatorių vakrauti. Nu, gali nebešluoti. Va. Kraunas. Tai turėtų būti power, turėtų būti nemažai power, kad užkurti power. Ką, bandom? Bandom. Nu, kas čia vidai gera. Įsijungt ten tie ekranai. O, tavo degimšių įsijungi. Gers. Variklis dirb gražiai, kai laikrodis šveicariškas. Biški gazą gali duot palepinti. Simfonija. Biški. Nustovėjimą. Biški simfonijos, duok orkestros. Gražu. Šiaip įdomiai, tas variklis dirba, ne? Nu ką, apsisuko mašiną, kad būtų patogiau ardyti ją, pasikėlėm biški ir nieko nelaukiant reikia kipti darbus, atsukinėti varžtus. Labai lengvas darbas. Čia visiškai neprofesionalus, tiesiog varžtus sukinėti į viskas. Vaikis galėtų tą padaryti. A ne? Fakt. Kas čia? Nežinau, lempos gabas. Tai pradedam suktas varščiukus, nusardyti visą priekį ir žiūrėti, kas čia slepias. Po visą šito šrotų. Nusijimsim visą šitą vienu momentu. Čia du varžtai, kaip matot, kur da. Čia va. Ir visas tas nusijims, kad visi šitie varščiukai liktų, va čia nulūžusios lempas, kad po to žinotume, kur ein varžtai. Gal nusijimt sparną? Bus lengviau. Na čia kaip matot, va, šitą ausikė trukda išimti šitą, o nenorim sugadinti, nes čia sveiks sparnas. Manau, pakursim Bulgariją. Ką, sparną nupjauti? Ne, va čia. Nusijimsim abu ratus, nusijimsim abu sparnus ir bus daug paprasčiau dirbti. Bet yra tas slapuks? Ai, radom slapuką. Šlykštus slapukas. Šlykštus. Iš vis šlykštus dalyks yra tie šitie varžtai yra šlykštumai įsikūnims. Aplamai, kas voktų tokius ratus iš vis, kam dėtas slapukus? Ir kaip sakot, kebrytė, kitai serijai, manau, reiktų jau aprangos mums normalios, nes dabar tai apranga mūsų tokį Džiumietiška. Reiktų su kokį Pro Noise, Pro Transport, Freshis, su reklamom. 19. Ne, čia 20. Čia 2, 3, 4. 3.
Šiaip tokia didelė atrodo, jo. Čia pirmą kartą tokius varžtus suku ratų. Žiūrėk, ateik. Dabar žiūrėk į čia va ir pasakyk, ką pastebi. Nieko nematau, vis gerai ledinę važiuoklę. Pažiūrėk. Iškeliat. Guva išlindus, tai už tą tie ratai čia įšokinėjai kaip birgelė, kai važiuoji. Čia va, sustumta visas. Žiūrėk, čia koks kalnas. Amerikoniška važiuoklė, ne? Vienas kals, antras kals, vairą traukia į viskas. Į amortizatorius. Nepalyginsi su vokiečių inžinierių važiuoklė. Nepalyginsi. Tai mersi dvigubai istorija. Eik tu šik. Pažiūrėkit kokią plonumą. Toks pirpėlį. Pas mane Merse 5 tokie, va tokia storumą kaip 5 tie. Imk tą sparną įdėk firminį pro langą šveitimą. Čia tradicija. Bet reikia išsaugoti tą. Tai reikia su siūlu nuimti. Pala greit nuimami, tada darom tradicinį pro langą šavimą. Nusiemam tas, čia su siūlu reikia iškišti. Ant ožę mūsų naują. Ne šią ožį. A norit papasakosiu istoriją su to ožiu? Čia nupirkom tėvui. Tėvą dienos proga, bet jis sakė, su tokiu vaikišku nežad dirbti prie statybų. Tai mes garažę dabar naudojam jį. Ir žinokit, puikus dalyks labai gerai sueina. A buferį pasidėti, beleką pasidėti ant jo superinis dalyks. Kelt. Čia va challengerį. Bet... O! Kas? Nutrenkė. Kas nutrenkė? Elektrą. Kaip? Oi, Iš rozetės traukiant? Taip skaudžiai? visą ranką net nutirpo. Bet šauk tradicinį šveitimą pro langą. Adios, amigos. Šrots. Super. Čia tą laužyną išvešim irgi. Ja, laužyną reikia išduoti. Nu ką, vienas pants yra. Gerai, einam prie kitos pusės. Pajungiu timelapsą, nes viskas tas pats. Ir tada eisim prie priekio nuėmimą. Važiuojam. Challengeris dar pigiau yra padarytis negu Mustangas. Pažiūrėkit, čia va toks putplastis yra už sparną. O Mustangė buvo va tokia storė puta įdėta. Oi. Karoči. Plium. Čia va mato dačikai. Daryk langą. Bet tik ieškai bomžarą. Kirpyklą pramegojau, ne tai, ką pramegojau, buvau pamiršęs, kad užsirašiau ir važiavau biškį su nakvynėm 2 naktim, žodžiu, neapsikirpau. Supyka tave kirpėjas, sakė, nebėk. A tu buvai kirptis? Ne. Va, taip, paliksim. Tai ja. Labą laiką. O tik aš čia sumastė, žiūrėjau kaip čia į hamuts. Dvigubs hamuts. Vienas toks hamuts ir tą toks. Hamuts. Sio, nikam sukčiau. Šaunuolis. Ei, nu žinai kur, langs. Pro langą. Tradiciškai. Žiūri, iš vis nesilaikai tradicijų. Čiau. Oi, kaip patink man. Ja, čia dabar reikia apsispręsti, kurį hamutą, na šiaip 2 hamutai. Tai kurį geriau sukti? Tai čia dabar įdomu, ir čia gamykliškai, ir tas babajus, kuris turėjo šitą mašiną, čia taip pridirba. Ai, pirštus. Gerai, žiūrėkit, va, matot, į geniką net liečias. Nu, kaip matot, pagal smūgį, tai čia tikrai daug baisiau negu Mustangui buvo. Ir ko mes neapseisim, tai neapseisim be variklį ėmimą. Nes yra bėdos jaučiu su vairo klonėlė, nes kaip matot, vairą traukia gavus smūgį ir vairo klonėlė visiškai neveik, nes vairą neįmanoma net mums su 4 rankom pasukti. Kad ją pažiūrėti bus daug paprasčiau, kai variklį išimsim ir aplamai. Su lonžerono tiesinimu, virinimu bus daug paprasčiau ir kebulistam, jeigu variklis bus išimts. O tą variklį čia išimt, manau, kaip 5 kapeikas. Nu, čia amerikonai, o ne vokiečių motoriai. Čia 5 kapeikos ir nuimsim laikmatį, per 5 minutės turim ištraukti variklį. Tiesiog savo įsikėlį tokį kaip iššūkį, 6-4 motoriuką ištraukti per 5 minutės. Ar mes sugebėsim? Nežinau, bet tuoj sužinosim. Adios, amigos.
Neapsišik. Įžiūrėk, nereiktų atgal jau užmėsti. Pasaka. Vsio. Kapots išardyts, ištvots, visos detalės surūšiuotos. Kem 5 minutės varikliai išėmimui. Pajungsim montažą, aš biškį pakalbėsiu ant viršaus, namuose jau prie kompa, nes turim suspėti per kem 5 minutės, tai čia nėra laiką burbėti, nusipezėti. Darbai turi vykti. Kem 5 minutės. 1, 2, 3. Važiuojam. Pirmiausia, atsisukame visas plasmasės ir kitas trukdančias detalės, kad galėtume normaliai prieiti prie visų žarnų, laidų ir kitų sujungimų. Čia nežinau, kas per debilą sugalvoja stabdžių vamzdelius taip pravesti pro pusę mašinos. 35 minutės, važiuojam toliau. Nieką nepakeisim, turim atjungti visus stabdžio vamzdelius, nes kitaip neiškelsim variklį, nes mes kelsim per viršų, o ne per apačią, kaip daugumą daro žmonės ant paletės pasidėt, su visam šakėm nuleidžia variklį. Viskas. Bijom, kad daugiau važiuoklė nebe... Taip, nes mes bijom, kad daugiau važiuoklė normaliai nebesitauso, mums dar reikia ant ratų stovėti, tai mes kelsim per viršų, šiaip mes visus variklius taip keliam. Tai dabar dings stabdžiai, nu bet ką padarysim, iškelsim iki tokio aukščio, tai taip reiks daryti. Važiuojam toliau, kiek minučių? 33 minutės ir 26 sekundės. Važiuojam. Dar vienas toks niuansas, kad čia šitam varikliui iš vis nėra pakabinama taškų. Nėra už kur pakabinti grandinės, kad su gerve iškelti variklį. Tai ką mes darysim, temsim ten diržą per dėžę, va šitaip diržą, ties čia bus. Ir čia bandysim prie šitą varžtą irgi montuoti kažką suburti, kad ties viduriu su gerve. Kliūkšt! Pakelti, iškelti, iškris motoras ant žemės, karteris pramuš, viskas išbėgs, žodžiu, pirksim naują motorą ir ties tuom baigsis. Bet kontensą, ne? Kontent. Nieko nelaukiant keliam automobilį į viršų ir darbus teisim iš apačios. Atsijungiame duslintuvą, kartaną ir pavarų dėžės pagalvę. Atradom dar vieną mini defektą, kažkuriam iš stabdžių vamzdeliui yra pizda. Čia net nėra dugno apsaugos niekur. Žinot, kur vienintelė dugno apsauga? Va, įda perspėjai žmonės. Remove for engine service. Ačiū, kad pranešėt. Galvau, kad čia tik taip dėl vaizdo. Belika paduškas atsisukti, varžtus 2. Trauksim lauk su visam pagaliu. Ir tempti šią gervę ir bandyti kelti lauk. Jo, dabar reikia diržą. Gerai, davai. Vienintelį dalyką, ko turim tikėtis, kad neiškris variklis ant žemės. O jeigu iškris, susirinksim nuo žemės. Užtrukom 1,5 valandos, dėje. 1,5 valandos, kebra. Aš užpumpuotoje. O kur tas baslius? Pumpuot jau? Po biškį. Kaip čia reiks? Ką? Viskas normaliai, čia turi šokti iš tų, va. Da, ten yra, kėlė, paduška. Gerai, kelk da tada. Dabar visiškai nusisuksim paduškas, nes čia va šitai pusiai reikės sukelti tada variklį, matot, iki šičia. O kam kelti aukščiau, jeigu iškart nusimsim paduškas, tai tada nereikės tiek aukštį iškelti. Nes tais kelimais irgi. Na, va, taip. Paduška ištraukta. Vika varžta.
kad varžtai nenusimėtytų, užsukam juos atgal ten, kur jie ir gimė. Gerai, gerai. Važiuojam. Važiuok, važiuok, važiuok. 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 Gerai. Važiuok, važiuok. Turi prilaikytą motorą. Gerai. Palik čia dabar. Paleistas. Kaip iš... Va, čia vadėsi, kad tas būtų ten išlindęs. Va taip, leisi. Leidžiam. Nu ir viskas. Variklis pastatyts, jis čia jaučiu praleis nemažą laiką, todėl kol mašina ištampys, čia, žodžiu, visi darbai bus atlikti, variklis stovės čia. Kokios naujienos su vairo kolonėlė? Geros naujienos. Čia tiesiog nebuvo atsijungę laidai. Nežinau, ar nuo smūgė, ar nuo ko, bet tiesiog 2 laidai atsijungė, kolonėlė reiškia turbūt veikianti. Tai čia viena yra gera naujiena, į minusą neinam. Ir dabar matos, vat, aiškiai tas mūsų lenkims, kaip matot, va. Tai su variklį išėmimu tikrai neprašovėm. Čia tikrai lengviau vyks darbai, negu jie būtų vykę su varikliu viduj. Tai kitoj serijai, ką mes darysim? Važiuosim pas kebulistus, klausti, kaip kas, kada gali priimti mašiną. Bet ką mes turim padaryti, tai panelį išimti, nes panelis siūs, nu, ta prasme, ten siuvinėjams vyks tikrai nemažą laiką, tai reikia iš karto jį išimti ir siūsti jį ten, kad tvarkytų jį. Nes jeigu po to, kai viską surinksim ir ant galo išsiųsim panelį, nu, tai nebus labai logiškai, nes tada reiks laukti panelę, o visas priekis bus jau paruoštas, nu, tai nesusiderint tie visi kampai. O šiai serijai, žinokit, bus tiek, šita serija nebus valandinė, šita serija bus tiek, kad mes ištraukėm variklį, padarėm pirmus darbus, kitoj serijai kipsim toliau į darbus. Ir mačiau komentarą, daug kas klausė, kiek mums atsistoja Mustangs, nes nesakiau kainų, tai mums Mustangs atsistoja dabar 22 300 €, čia jau su traversu paskaičiuota. Bet dar plus, ką mums reiks padaryti europinims, tai čia kažkur apie 800 €, plus poliravimams, cheminį saloną valyms dar plus 400 €. Tai dar tu pinionzą biškį susidės ant viršaus, bet jo rinkos kaina yra apie 33-34 tūkstančiai. Tai uždirbti, manau, bus įmanoma ir gan nemažai. O kiek Challengeris šitą mašiną mums stovkėmė, tai 18 800 €. Čia pasum garaže jos tokį kainą yra. Tai vat, susakiau visas kainas, manau, jums yra dabar jau viskas aišku. Su Challengeriu į ateitį aš nežinau, negaliu atspėti, kiek kainuos viskas, bet manau, priekį visą surinkti vietoj gausim bumperius ir manau, jie bus pigesni negu Mustangą. Tai sužinosit viską tolimesnėse serijose. O mes šioje serijoje su jumis atsisveikinam ir iki kitą kartą.